Šiais metais nutiko taip, kad lietuviškas filmas sulaukė daugiau žiūrovų nei Holivudo populiariausieji. Tai tik patvirtina, kad mūsų kinas sparčiais žingsniais eina į priekį. Vis dėlto esame maža industrija, tai nėra taip, kad nuolatos turime vien tik tai naujų vardų, bet režisieriai tam tikri atranda iš tiesų naujus aktorius, kartais pasitelkia ir neprofesionalius. Jau ne pirmus metus lietuviškas kinas pastebimas ir tarptautinėje erdvėje. Ne tik pastebimas, bet ir laimi prestižinius apdovanojimus. Dabar galime nusimesti šitą mažos šalies kompleksą ir iš tiesų konkuruojame tikrai su didžiosiomis šalimis. Netgi konkuruojame vieni su kitais, nes tų filmų per metus yra sukuriama iš tiesų tiek daug ir jų kokybė auga. Tad atsiranda konkurencija, kad tu ne tik konkuruoji su kita šalim, bet tu konkuruoji tarpusavėje, kuris iš tų lietuviškų filmų pateks būtent į tą festivalį. Žiūroviškiausio filmo nominacijoje dalyvauja tie filmai, kuriuos pamatė daugiausiai kino teatrų žiūrovų. Neeilės tvarka supažindiname su penketu. Režisieriaus Roberto Kuliūno filmas Kaimynai, prodiuserinė kompanija Vabalo filmai. Tai romantinė komedija, kurioje persipina kaimynų paslaptys. Labas, kaimynėlį. Su kuo tu čia mane išdavinėjai? Tai jūs gal pažįstami? Ne, tik pasirodė. Ir man. Legendinė pora tapę Ineta Stasiulytė ir Aistis Mickevičius, tiksliau Džilda ir Orestas Vainauskai, savo nuotykius perkėlė į filmą Legendinės legendos Felicita. Režisieriai Ineta Stasiulytė ir Aistis Mickevičius, prodiuseris Aistis Mickevičius. Važiuosite su mumis į San Remą. Skrisim trysia. Dream Team. Kur tas mano pasas? Jėzus. Šiemet daugiausia sidabrinės gervės nominacijų gavęs filmas Pietinė kronikas negalėjo likti nepastebėtas ir kino teatrų salėse. Režisierius Ignas Miškinis, prodiuseris Lukas Trimonis. Namie esi, girdi? Kas ten pas save per trauzai buvo? Nu, tokie kaip babas užuolaidą suprašyju. Nekartą sidabrinės gervės nominacijoje minimas filmo Remigrantai 2 pavadinimas. Komedija apie draugų nuotykius vežant ypatingą krovinį iš Anglijos į Lietuvą atsidūrė ir tarp žiūroviškiausių filmų. Režisierius Kęstutis Gudavičius, prodiuseris Vabalo filmai. Kai močiutė numirė, ji pragulėjo tuose laidojimo namuose. Biški. Nu ir prisikaupė tų pinigų, ne biški. Žodžiu. Nuvarėme svidą. Filmas Sesės irgi yra ryškus šių metų nominantas. Jo vardas girdėtas 12 nominacijų. Žiūrovai taip pat gausiai lankė režisieriaus Lauryno Bareišos filmą. Prodiuseriai Klementina Remeikaitė, After School, koprodiuseris Matas Kaza. Jiems dabar reikia pinigų. Tai paskola tada. Dabargi pinigai pigus. Manau, kad tikrai ateis diena, kada irgi turėsime Oskarą. Manau, kad esame labai gerame kelyje ir kuo toliau tikrai net ir autorinis kinas, man atrodo, taps žymiai žiūroviškesnis ir manau, kad jau dabar žiūrovai Lietuvos kino teatruose jį vis dažniau atranda. Žiūroviškiausias metų filmas paaiškės jau šį sekmadienį tiesioginio LRT eterio metu.